Ekscelencijos centras mums leidžia atverti įvairius su gyvybės mokslais, su medicinos mokslais susijusius duomenis, kuriais gali naudotis mokslininkai, studentai bei verslas, kuriant įvairius naujus produktus ir technologijas. Iš tikrųjų, atviri duomenys, atviras mokslas tai yra šiuolaikinės tendencijos, kurios leidžia mums pasaulyje vystyti naujausias kryptis ir Lietuvai pažangiai žengti kartu su visų pasauliu į priekį, mokslo prasme, medicinos diagnostikoje, kristalografijos duomenyse ir įvairiuose kituose su gyvybės mokslais susijusios duomenyse, kur galime iš tikrųjų sukurti naujas technologijas, patikrinti esamus produktus ir pagerinti mokslo kokybę. Ekscelencijos centras iš tikrųjų yra atviras centras ir įvairių projektų tyrėjai, mokslininkai, įvairių universitetų tyrėjai, mokslininkai galės naudotis mūsų esamą infrastruktūrą, mūsų duomenimis ir atlikti tyrimus su jais. Mes stengiamės suteikti tokią infrastruktūrą, kurią galės naudotis ne tik mūsų mokslininkų grupė šiuo metu prie jos dirbanti, bet ir visų kitų projektų mokslininkai, kitų universitetų tyrėjai, tam, kad galima būtų atkartoti tyrimus, atkartoti analizę su duomenimis ir atlikus naujus tyrimus palyginti rezultatus su jau esamais tyrimais. Mes esame pirmieji, kurie steigėme tokį ekscelencijos duomenų centrą, kuriame mes pirmiausia tikriname, validuojame duomenis, kuriame mokslinius metodus susijusius su šiais duomenimis ir atveriame plačiai tiek mokslui, tiek plačiai visuomeniai ir verslas, ir studentai, ir besidomintis tokiais tyrimais asmenys galės naudotis šiais duomenimis bei sukurtais modeliais, bei kurti savus ir palyginti juos su jau sukurtais. Tai šiuo metu aš dirbu ties triukšmų pašalinimu iš vieno kanalo EKG signalų ir naudojant difuzinius tikimybinius modelius, ir tai leis efektyviau ir geriau įvertinti aritmijos klasifikavimą ir prieširdžio virpėjimo identifikavimą. Kraujagyslių ligos yra viena iš pirmaujančių mirties priežasčių Europoje ir vienas iš būdų jas diagnozuoti yra naudojant Holterio monitoriavimą. Tačiau šiuo metodu atsiranda gana triukšmingi signalai, nors jų būna pakankamai dideli kiekiai. Todėl mes norime pritaikyti difuzinius tikimybinius modelius, kad tuos triukšmus pašalint ir todėl pagerinti aritmijos klasifikavimą, atskiriant širdies dūžius, kurie galėtų identifikuoti, kad kažkas su širdimi blogai yra ir taip prognozuoti ir vertinti, kad žmogus yra rizikoje susirgti širdies liga ar aritmija. Ir ši įranga mums padės ne tik kokybiškesnius modelius sukurti, naudojant didesnį duomenų kiekį, bet ir juos patikimiau validuoti. Ir kai jie jau bus sukurti, tai kiti žmonės galės juos atkurti daug lengviau ir paprasčiau ir taip pat mes galėsime atkurti kitų žmonių sukurtus modelius ir įvertinti juos nepriklausomai.